Sveiki visi mano mėly kanalo Dominiko reportažo žiūrovai. Ir kągi mes šiandien spėkit darysim, mesgi šiandien apžiūrėsim top 5 brangiausius Palangoje namus. Taip, šiame video jūs išgirsite neįtikėtinas kainas. Tad jeigu esate silpnesnių negu žiūrovas, kuris, žinote, negalite pernešti milijonų už namus, tiesiog išjungite šį video. Na bet kągi, mes dabar pradedame nuo 5 brangiausio namo Vanagupėje. Ir dabar mums reikia nuo pat centro per visą Palangą iki Vanagupės važiuoti. Važiuojam! Ir žodžiu, mes atvažiavome į 5 brangiausią namą Palangoje, Vanagupės 29A. Jo kaina 1 600 000. Na ir kągi, pradėkim vertinti. Turbūt namams ir būtams aš vertinsiu tą pačią sistemą. Ir pradėkim nuo lokacijos. Labai gera, rajonas tylus, iki jūros reikia trupučiuką pavėjėti. Todėl lokaciją aš duodu 8 iš 10. Tada toliau einame prie interjero, tai yra eksterjero, kaip namas atrodo iš išorės. Na, man jisai toks jaukus, viršmedinis, senoviškas. Nežinau, ar čia mano pats mėgstamiausias eksterjeras. 7 iš 10. Tada triukšmo lygis 10 iš 10, kadangi čia yra tylu, kaip turi būti. Ir kainos ir kokybės santykis 1 600 000 už tokią senumo namą. 6 iš 10. Na kągi, dabar važiuojame prie antro brangiausio. Tai ir virtojo brangiausio. Važiuojame. Ir mes dabar atvažiavome į 4 brangiausią namą. Tai yra Vytauto gatvėje, netoli Vaneikio, Kęstučio gatvių. Na, pradėkime nuo lokacijos. Man ši lokacija yra tolokai nuo jūros. Bet kadangi čia Vytauto gatvė, tokia veikianti visą laiką, aš manau, kad lokaciją vertinsim 7,5 iš 10. Namas, eksterjeras, išorė yra labai gražus. Pasižiūrėkite, jisai visas baltas. Iš nuotraukų mačiau, kad viduj irgi įrengimas yra pilnai baltas. Viskas balta. 10 iš 10. Triukšmo lygis čia yra Vytauto gatvėje, bet kadangi namas yra nuo tai jos gana toli, todėl triukšmo lygį mes vertiname 8,5 iš 10 ir kainos kokybės santykis 1 600 000. Palangos širdyje sklypas milžiniškas, namas irgi ten labai didelis. Na ir kainos ir kokybės santykis 9,5 iš 10. Ir bendrai vertinimą jūs matote čia. Na kągi, o dabar mes važiuojame į 3 brangiausią namą. Važiuojam! Ir mes atvažiavome prie 3 brangiausio namo. Kęstučio gatvė 27A. Aš netgi nežinau, galbūt aš jūs maišiau, nes atrodo lyg daugiabutis. Bet lyg ir ne. Čia yra nuosavas namas ir jisai visas parduodamas už 2 130 000. Taip, suma yra nemaža. Jūs pasižiūrėkite, ką tu gauni. Triukšmo lygis yra čia 6 iš 10, kadangi čia labai daug tų super mašinų važinėja, kadangi šitas rajonas yra prabangus, o visi tie Porsche yra dizeliniai ir jie daro garsą ir brum. Amžinai važinėja. Eksterjeras, išorė yra graži. Man šitas toks nėra super, bet visai simpatiškas. 7,5 iš 10. Lokacija netoli jūros yra 8 iš 10. Kainos ir kokybės santykis, gauni labai daug, sklypas šitas. Pirmą kartą aš pasakysiu 10 iš 10 kainos ir kokybės santykis. 2 milijonai tikrai yra labai dideli pinigai. Bet ką tu už juos gauni? Kokį sklypą? Vytauto buvo blogesnė lokacija. Didesnis sklypas, šis sklypas mažesnis, bet lokacija geresnė. Na kągi, tai važiuojame į 2 parduodamą namą.
Na ir kągi, ir dabar mes atvažiavome į antrą brangiausią namą Palangoje. Kastyčio 1A. Na ir kaip matote, mes esame čia. Pajūris, ten kopos, o čia parduodamas namas. Ant jūros kranto, labai gražus vaizdas į jūrą iš antro aukšto, na bet pradėkime. Eksterjeras. Man nėra labai gražus, toks kaip tarybinių daugiabučių. 3 iš 10. Lokacija 10 iš 10. Prie pat jūros, Basanavičiaus gatvė irgi ne per toliausiai. Triukšmas 10 iš 10. Tiesiog praeina žmonės, bet šiaip yra labai tylu. Na ir kainos ir kokybės santykis. Ar mokėčiau 3 milijonus. Šitaip. Lokacija, viskas gerai, bet čia jau reiktų dar įkišti į remontą, dar turbūt patiem gal. Į namą apdailą nežinau, bet aš manau, kad kainos ir kokybės santykis yra 8,5 iš 10, kadangi čia galime nupirkti ir jį tiesiog padekoruoti, jeigu jau milijonai išvaistais. Ir tai yra antras brangiausias namas Palangoje, ant jūros kranto. O dabar važiuojame į patį brangiausią nekilnojamo turto objektą Palangoje, kurio kaina yra daugiau negu šiuo metu žmonių Lietuvoje. Na kągi, ir dabar mes atvykome į Ilzenbergo dvarą. Ilzenbergo dvarą, kas yra brangiausias parduodamas namas Palangoje. Jo kaina 3,5 milijono. Aš manau, kad tai yra labai daug. Ojoj, tai yra brangiausias nekilnojamojo turto objektas Palangoje. Lokacija arti jūros, bet jūs pasižiūrėkite, labai viskas nelygu. Nesutvarkyta, todėl aš duodu tik 7 iš 10 lokacijai. Eksterjeras gal ir visai nieko. 9 iš 10, lokacija, eksterjeras, kainos ir kokybės santykis 5 iš 10, nes labai brangu už tokią lokaciją ir viską. O triukšmo lygis čia nėra labai daug triukšmo, 9 iš 10. Ir galbūt ten dar viduje yra baseinas, kaip mačiau nuotraukose, bet tai esmės nekeičia.